rytas iš pirmadienio, mes pakeliu į Jonavą esame, važiuojam į kirpyklą Tajuko. Šį pirmą kartą sugalvojom, kad norim apkirpti. Turiu tokią pažįstamą Jonavoj, kuri užsiema vaikų kirpimais, kadangi pasitikiu ją ir matau, kad jinai labai miela, faina ir moka tikrai su vaikais gražiai bendrauti, tai kažkaip pagalvojau, kad galbūt visai fainai pirmam kartui pas ją nuvažiuoti. Nes ir iš tikrųjų net nežinau, kaip bus. Aš tai manau, kad kokius 95% kad Tajukas net nenorės kirptis iš tikrųjų, nes jisai neprisileidžia nei žmonių, nei ką, nepatinka jam. Tai va, tai nežinau, kaip bus, bet važiuojam, pabandysim. Taip ilgai migdžiau Tajuką, kad pavargau ne nuo praėjusios pusės dienos, o tiesiog nuo migdymo. Pasidariau kavos ir juodos kavos tiesiog paprastos, nes neturim pieno. Ir kadangi Tajus dabar miega, negaliu susiplakti pasidaryti, dar būčiau pasidarius, bet žodžiu miega, tai gersim taip jau. Senai kažkada gėriau tą juodą kavą. Tai buvom tokiam gan lėkime, nes mes jau kai atsikėlėm, greit iš karto ruošiamės, aš net be pusryčių, be kavos išvažiavau, tai va štai tos kavos pasiėmiau, sumuštinių mašiną įsimečiau. Tai žodžiu, nuvažiavome į tą Jonavą ir labai gerai sekėsi iš tikrųjų apsikirpti, labai gerai. Aš buvau įsitikinus, kad tikrai, jeigu prieis prie jo kirpėjo, jisai ten pradės verkti, žodžiu, ir nepavyks niekas. Bet ką, buvo nedrasus tikrai, bet ten po biški, daug ten tų žaislų turi, fainai, ten vos ne kaip žaidimų kambarį pasidarius. Tai ten po biški kažką mes ten jam pradėjom rodyti, tai žaisliuką, tai knygutę, žodžiu. Ir viskas. Ir gavos taip, kad mes kirpom jį man pasodinus ant kelių. Mes pasodinom ant kelių ir po biški ten jinai, ten gražiai ir žodžiu ir apkirpo. Ir aš jam knygutę tuo metu tenais rodžiau, vartėm ir viskas. Ir apkirpo. Gražiausiai, puikiausiai, viskas gerai, gavosi. Aš tikrai galvojau, kad neapkirps, bet pasirodo reikia mažiau tiesiog bijoti ir neturėti tokių lūkesčių neigiamų. Aš ką tik jums kokį 10 minučių šnekėjau monologą apie viską, kaip mums sekėsi, panašiai, rodžiau kalendorių, ką ištraukiau ir pasirodo, kad aš visą laiką nefilmavau, nes tiesiog telefonas įsikrovė ir tai žodžiu. Nemačiau, nes su galinė kamera filmavau, buvau pasidėjus ant sustovų žodžiu. Tai va, tai aš dabar eisiu gerti kavos, bet tik tais greitai noriu pasakyti. Ir važiuojant atgal mes galvojom, kad norėtumėm sustoti prie eglutės dar Jonavos, bet kažkaip tai lyjo ir galvojom, nieko nestosim, nelipsim tiesiog. Dar norėjom greit namo važiuoti, nes aš visa buvau plaukuota nuo tų plaukų, nuo to kirpimo ir Tajukas irgi ten tų plaukų prikrito. Kiek ten, aišku, kiek išvalėm, bet sako, gali jam durti. Tai galvojom, jeigu jam ten pradės durti, o mes dar čia kažkur vaikštom, tai paskui gal bus jam nemalonu, tai galvojom, važiuojam namo, norėjau aš jį išmaudyti. Ar pirmai išlupau kalendorių, bet nenufilmavau, tai žodžiu, tiesiog paskui parodysiu, kas ten gero. Tai visą savaitgalį nieko nefilmavau, nes tiesiog buvo maždaug toks vaibas, kad tu su pižama pusę dienos vaikštai, kažką tvarkaisi, valgai, nieko neveiki. Tai nieko ir savęs nespaudžiau ir nefilmavau, žodžiu, nebuvo tiesiog ką parodyti, tai ten jau, ką ten iš nieko išlauši. Vakar dar buvom nuvažiavę prie eglės į Birštoną vakare pasivaikščioti, tai labai patiko, labai graži eglė, labai gražiai ten pasipuošė, kažkaip labai patiko ir dar žmonių nebuvo praktiškai ten vos keli, tai taip ramu, tylu, mes buvom apie 6:30 kažkur ten prie eglės, tai labai patiko pasivaikščioti, tai va taip dar vakarą praleidom ir kalendorių išpakavau vakar. Už 2 dienas, tai va, tai palauk, aš parodau. Vienam buvo toksai va highlighteris, skystas, imk. Tai tas skystas highlighteris, bet vakar aš jį pabandžiau, tai toks man, ką žinau, toks nepasakyčiau, kad kažkoks labai super, nors pati šlapio produkto idėja man labai patinka, aš ir norėčiau dažniau šį pati pabandyti kažkokius kaip skaistalus šlapius arba kontūrą šlapę, nes aš dabar naudoju visą laiką tik sausą, bet man kažkaip norėčiau pabandyti kažkaip ir šlapius. Bet šitas highlighteris toksai, nežinau, dar reikėtų pabandyti, tai toks paprastas. Ir dar buvo tokie padeliai akių, čia yra su hialurono rūgštim, čia žinot, tipo nuo raukšlių, kažkokie drėkinantis, maitinantis, kažkokie tokie, tai va, tai 6 padukai yra tokie. Nežinau, šiaip aš labai retai naudoju, realiai, jeigu va kažkas padovanoja, aš kažkur gaunu, šiaip pati nelabai aš jų perku, nes kažkaip nėra, kad labai jau matyčiau poreikio. Bet, žinot, po 30 jau, tai vieną kažkokį produktą panaudoti, tai kitą kažkokį tokį savo veidų jau gal ir visai fainai. Ir šiaip sakau, man visai patinka tokius kažkokius į veido rutiną įtraukti kažkokius tokius dalykėlius, tai šiaip fainas produktas atrodo. O šiandien buvo
O toksai išniuks, tai jau čia tikrai fainas atrodo šitas geras produktas toksai. Jau sakyčiau prabangus, man taip atrodo. Praeitais metais buvo toksai su blizgučiu įdėtas, o dabar va toksai va, tai čia yra sausas aliejus veidui, kūnui ir plaukam. Tai aš pirmai, kaip čia filmavau, jau bet nenusifilmavo. Tai va čia va parodė, kad eik. Tai aš jau buvau pasitepiau plaukus ir, nu va ir dabar dar kvepia. Tai šį fainai, manau, kad taip plaukus biški gal va taip pasikvepinti. Nežinau, ką jis daro, koks poveikis, gal biški sušvelnina ar kažką, tai fainai. Bet va, pavyzdžiui, nu kūną gali aišku pasitepti, pavyzdžiui, veidui. Tai aš nežinau, veidui, tokie sausą aliejų. Koks poreikis yra naudoti, tai nežinau, gal jūs žinot, gal kas nors naudoja veidui tokį dalyką, nes čia parašyta ir veidui, kad galima, bet aš neįsivaizduoju, kada, kaip, kam jį naudoti. Ir labai kvepia, nu labai kvepia. Tiesiog. Tajukas nesenai atsikėlė, dar biškai paskaičiau knygą, bet nedaug ir atsikėlė, tai va, tai ką, eisim kažką veikti, vakaroti, kol kas esam dviese namuose. Grįžtėtis parveš maisto produktų gal iš parduotuvės, tai eisim kažką vakarienį žiūrėtis, ką čia gaminti. Ir tiek. Savaitgalį buvo padaryta ir daug prišaldyta varškėtukų, bet jau daug ir suvalgėm iš tikrųjų. Ir vakar valgėm, ir kaip pridarėm valgėm. Parodyk, Tajukai, parodyk mums varškėtukus. Bet jau liko tik tiek, bet vis tiek va prisidarėm, prisišaldėm. Ir nu va vakarieniai kažkaip labai gerai man. Tai eisim dabar va įsivirsim. Čia aišku dar ne vakarienė, bet tokia būna, kai jis atsikelia iš pietų miego, nes pietų miegas būna toksai vėlyvas, tai kokią 4-5 būna tokia pavakariai ir paskui vėl vakarienė dar vėliau. O prie varškėtukų padažui bus biški graikiško jogurto, to kokosų kremo biški, agavų sirupas ir agavų sirupą dėjau į varškėtukus vietoj cukraus, kai gaminau, ir biški sviesto. Nu va toks visko po biški ir toks gaunas labai labai skanus padažiukas. Kažkada, kai rodžiau sesiai, kad siuntinį siunčiau, rodžiau, kad jai buvau padarius tokią grandinėlę ant kaklo ir buvau užsiminus, kad tokį turiu hobį. Anksčiau darydavau labai ten tos papuošalus, visokius gamindavau, dabar tai mažiau, nes švis dabar laiko nebėra, bet kartais būna kažką, jeigu savo pasidarau, arba kažkam kažkas kažką paprašo, žodžiu, ar dovanų, tokį, kad rankų darbo, tai va, ir dabar buvau padarius pažįstamai, irgi apyrankių jinai paprašė, tai dabar noriu dar parodyti. Jinai buvo man atsiuntus iš Pinteresto tokia ir ji buvo atsiuntus, nu aš gal mesiu nuotrauką, kokią prašė padaryti, tai praktiškai gavosi man identiška. Aišku, buvau biški detalių ir pakeitus, kai kurių, o čia tokia širdelė, man gražiai. Ir tie karoliukai iš pradžio aš sakau tikrai neišeis, nes nu tokių karoliukų aš nerasiu niekur, bet radau ir padariau, tai va tokia. Bet paskui, kai padariau, tai žiūriu, kad ir man jinai labai faina, ta spalva tokia ruda, dabar madinga. Ir dar viena va tokia. Čia yra labiau tokia kaip pinta, sakyčiau. Tokia, nu, nes ją reikia pinti, tokia labiau, gal taip pavadinčiau. Tokia kitokia, su tokiom gėlytėm. Balta su auksiniam detalėm. Ir čia ant užsegimo dar toksai, tokia gėlytė. Šiaip tai jos kaip su gėlytėm atrodytų lyg labiau, kad vasarai būtų, nes aš jas vasarą ir išmokau daryti ir kažkaip vasarą dariau, bet kai tokios spalvos, tai man atrodo, kad ir žiemą labai gražu. Tokia smulki. Labai gražios man šitos apyrankės. Man pačiai jos labai labai patinka, aš ir pati turiu savo pasidarius. Tai va, tai atvažiuoju pasimti tą užsakymą, tai galvoju, dar parodysiu jums savo hobį. Šiaip tai norėčiau gal ir daugiau prisėsti, anksčiau labai daug darydavau, aš ten ir siuvinėdavau, iš karoliukų ir verdavau, žodžiu, bet dabar tai labai mažai to užsiemu. Bet, va, kai kažką reikia, kai kažką jau turiu laiko, tai prisėdu. Nes čia irgi tokia kūryba gaunasi, toks atsipalaidavimas, minčių nuraminimas, vis tiek tą kažką sukurti, padaryti savo rankom, toks, man atrodo, prasmingas dalykas yra. Ir savijautai geriau, ir šiaip, jeigu kažką sukuri fainai. Darau vakarienę, kepu papriką, dar turiu pupelių, kiaušinis, tai čia daugiau kaip mums su Tajuku pavalgyti. Tai tokią greitą vakarienę pasidarysim, nes dabar išvažiavęs tėtis su Tajuku į lauką biškį pabūti, išsiunčiau, sakau, jūs važiuokit, aš ramiai apsitvarkysiu, valgyt padarysiu va, ir lauksiu. Tai toj turėtų iš tikrųjų grįžti, ką čia, kai puolė viską daryti, tai tiesiog... Žodžiu, to laiko visą laiką mažai. Ir fone dar žiūriu už ar prieš. Man labai patinka, kai Rūta veda laidas.
Atsimenu, mano mėgstamiausia buvo Bučiuoju Rūta, tai nuliūdau, kad dabar jos neberodo. Bet dabar rodo šitą su ją, tai irgi faina, man patinka. Tai va, pasijungiau klausyti ir darau vakarienę, tvarkausi. Turėjau 2 paprikas, tai va, biški dabar kepu ir visą kitą likutį susipjauščiau, susidėsiu į indą ir vis tiek rytoj reikės kažką gaminti, tai va, tai būsiu jau prisipjauščius biški, nes turim viską susivalgyti per rytojų. Biški kažką dar gaminsim, nes paskui jau išvažiuojam porai dienų. Nu, va, pasidariau savo vakarienę, dar kivio įsidėjau ir einu ramiai, gal dar spėsiu pavalgyti, nes dar vyrai negrįžo. Imsi? Parodė, kokį paėmei. Čia. Zebra, taip, čia. Kokį čia turi, parodyk? Tigrą, tai. Nu, pingvinas. Kur pingvinas? Nu, pingviną dėk. Taip, pingviną. Šitas knygutės aš jums rodžiau kažkada, kad sakiau, kad į kelionę, tai kelionė jinai pasiteisino mums visai. Ir dabar va irgi dėlioja, jisai mokosi va tos atpažinti gyvūnėlius, tai labai pasiteisinus knygutė. Aš dabar dar 2 užsakiau, bet su kitom temom. Tai parodysiu, kai gausiu, bet šitą labai pasiteisinus. Aš pasidariau 2 kavos, šiandien jau buvau išvažiavus iki dantistės. 10 valandą turėjau nuvažiuoti, tai buvo labai greitai atsikėliau, greit užkandau, kavos išgėriau ir išvažiavau. Nuvažiavau, dar siuntą pasiėmiau. Žodžiu, ten pas dantistę labai trumpai užtrukau, bet nu nieko nedarė, bet nukreipė kitai procedūrai, tai greit užsiregistravau, šiandien kaip tik buvo laisvas laikas į kitą kliniką. Žodžiu, ten dėl kanalų. Tai va, tai važiuosiu dar šiandien, o dabar ką, pasidariau kavos, atėjau dar kalendorių. Išsipakuoti noriu. Ką čia turim? O, kažkokią kaukę. Aš tikiuosi, kad čia veido kaukė, nes man labai reikėtų tokios va veido kaukės, kur yra pakuoti jau, ne tos lakštinės. Man patinka ir tos, kur tepamos, nes tos, kur lakštinės, nu tai toks, nesinori visą laiką naudoti šiaip. Ir ne ekologiška. Po sos drėkinimas, tai gali būti, kad bus super drėkinimas. Nu, žodžiu, reikės pasižiūrėti. Tajukas prisistumė tą bokštelį ir pats, kur nori nusistumė ir, žodžiu, daro viską. Reikalus. Tvarko stalčius. O mes esam dabar apmąstymuose tarp važiavimo į dar stalų kažkur pasižiūrėti kokią baldų parduotuvę ir tarp, aš galvoju, kad gal eičiau daiktus krautis, nes mes išvažiuosim porą dienų. Tai reikėtų kažką pradėti jau kuistis krauti. Einam išgerti kavos ir matysim. Pasiėmėm iš Vintedo tokį ratą plaukimui, tai darom biškį primatavimą. Tajukų žiūriu patinka, tai tikiuosi, kad patiks plaukti. Dabar jau labai nori plaukti. Dabar čia. Nu taip, čia tavo toksai matom. Tai vis dėlto nusprendėm, kad važiuojam pasižiūrėti stalų į baldų parduotuvės, tai mūsų kava keliauja į termosus ir išgersim kėlynės, kadangi turim skubėti, nes paskui jau Tajukui pietų miegas, tai važiuojam greitai. Įgalintojais Europos Sąjunga taip pat nurodė, kad įves sankcijas dar 4. Pasivaikščiom čia po kelias parduotuvės, nes čia tam vienam pastate, žodžiu, kelios įmonės yra. Bet kažkaip nežinau, nu taip sunku įsirinkti, atrodo vaikštai, žiūri, glostai ten tos visus stalus, bet kažkaip sudėtingai, nežinau. Dar kol kas nepasakyčiau, kad jau turim kažkokių favoritų, o norim jau čia švęsti naują stalą. Mes kaip visada vaikštom, bet jau paskui galiausiai Tajukui nelabai jau irzlus pasidarė. Jau valgyti turbūt norėjo, tai jau mes vėl atsidūrėm maitinimo įstaigui. Atvarėm čia į pramonės Maksimos kankaną, galvojom, kad irgi bus kažkoks kampelis, kad pažaisti. Bet nieko nebuvo, tiesiog ten labai mažiukas, tiesiog ten tik lego padėta ir viskas. Tai tiesiog pavalgėm, žodžiu, visai skaniai ir
varysim link namų. Tai atėjau su jumis pasišnekėti. Pradėkim nuo to, kad šitas vlogas filmuoti man pradžioj sekėsi labai gerai, o paskui kažkaip tiesiog paslydau, paleidau ir atrodo arba kažkur labai bėgi lėki ir nėra ten ką rodyti, kai ten, nežinau, važiuoji pas daktarus ar kažką, arba tiesiog atrodo nieko neveiki, namuose ten tvarkaisi, nu kaip ir veiki, bet nieko įdomaus ir nu, irgi nėra ką parodyti. Taip ir gavos, kad ir tas filmavimas toksai padrikas gavosi. Dabar, ką pradėjau filmuoti šito vlogo pradžią, tai galvojau, kad pabaigsiu ir tai, kad važiuosime į Druskininkus šiandien, galvojau, pradėsiu filmuoti iš naujo, bet gausiu žodžiu vienas toks vlogas ir čia būsiu neįkėlusi jau kurį laiką, kelias dienas, nu tai tiesiog, nu, aš pabandžiau, man nesigavo, bet aš tai manau, kad tikrai mes čia puikiai vieni kitus suprantam ir viskas dėl to gerai ir man, ir jum, aš savęs irgi nespaudžiu kažkaip, ką žinau, vis tiek viskas čia vyksta for fun, žaidimas, čia nėra kažkoks labai jau rimtas reikalas ir ne kažkoks gyvenimą keičiantis dalykas. Tai vakar irgi buvo tokia diena, kad lėkiam labai, grįžom iš po tų stalų paieškos, ten tajukas miegoti, aš užmigdžiau, iš karto variau pas dantistę, ten nuvarius nesitikėjau, kad iš karto ten pradės man daryti visokias procedūras sudėtingas, tai man kanalą ten valė tvarkė, žodžiu, tai ir užtruko, ir labai daug nuskausminamų prileido, tai tiesiog pusę veido buvo užtirpęs ir, žodžiu, nuskausmino ten mane ir finansiškai, ir fiziškai labai, tai aš paskui grįžau tokia visai išėjusi savęs ir nieko nenorėjau nei filmuoti, nei daryti, žodžiu, tai apsitvarkėm buitį ir viskas. Dar vakar vakare turėjau reikalų ten su dovanom prie kompo, biškai reikėjo paruošti, ten vieną tokią dovaną darau, bet negaliu, aišku, pasakoti, nes dovanos nežinau, kas čia mane žiūri, kas nežiūri iš artimųjų. Šiąnakt naktis buvo tragiška, aš ir taip vėlai nuėjau miegoti, nes ten prie kompo užsėdėjau, apie 12 nuėjau ir plus jisai ten atsikėlė kelis kartus, aišku, kaip visada, bet kai atsikėlė kokią 3:30, aš tiesiog jau niekaip nebegalėjau užmigti, varčiaus ir kai jau po valandos laiko šiaip netaip įmigau, jis vėl atsikėlė. Aš taip ir nebeužmigau ir šiąnakt pamiegau, nežinau, kas gal 2 ar 3 valandas, sudėjus su visais atsikėlimais. Tai atsikėliau gal kokią 6 ryto, tiesiog pasidariau kavos, nu tiesiog atsikėliau, ką aš čia gulėsiu, niekaip negaliu užmigti. Tai pasidariau kavos, įsijungiau Kornelijos vlogą, taip neįpareigojančiai galvojau, praleisiu tą rytą, nes tiesiog energijos nebuvo ir galvojau tiesiog ramiai, tai bent jau pasėdėsiu, bent jau tada to rytų ir ramybę pasimėgausiu. Tai ir paskui kažkaip pasižiūrėjau vlogą, tai įsikvėpiau ir nuotaika biški pagerėjo. Ir čia ryte kažką kuistis pradėjom, vyras išvažiavo su tajuku į Mega ir, žodžiu, ir mane paliko vieną. Tai aš savo pasileidau muziką, ramiai, išsimaudžiau, susidėjau daiktus visus, nu tai tiesiog iš karto nuotaika pagerėjo, jau iš karto viskas tobula, nu vis tiek, kai susiruoši, kai ką, ramiai viską, pasidariau ten tokį dušą pilną visiškai, tai ir viskas gerai ir tada dar važiavom ir į servisą mašiną nuvežėm dar mano šiandien ir vyras man padovanojo išankstinę kalėdinę dovaną, nes aš pati prašiau, tai yra ausinės AirPodsai, man labai reikia ausinių, tai aš tiesiog jau užsiprašiau, sakau nupirk, bet sakau nepirk kažkokių ten naujausių, man tiesiog pačias paprastas kažkokios nupirk, nes nu vis tiek jos ėjo kažkada ir jos buvo geros, tai bet jisai kažkaip mane palepino ir nupirko, man atrodo, kad čia yra net ir naujausios, tai labai fainai. Įsipakuot noriu dar tas ausinės, nes dabar tai iš vis mano dar ir plus sugedo kažkas tenai. Aš ten tokias paprastas turėjau ir sugedo ir dabar vyro dar net ir naudojau. Tai man jau tikrai, kad reikėjo. O, kokios fainos. Kaip fainai aš galvojau, kad bus su tais ilgais tokiais galais, bet čia žymiai trumpesni tie galai ant šitų naujų. Geras. Galvoju, nu vis tiek per kalėdas dovanos čia dabar laukti savaitę tų kalėdų, jeigu jau man dabar reikia tų ausinių, tai žodžiu, tai esu labai dėl to laiminga ir patenkinta, tai jau diena iš karto geresnė, o plus mes už kokio pusvalandžio išvažiuojam į Druskininkus. Dar prieš išvažiuojant, kad jau visai būtų viskas čiki-piki, įsipakuokim gal dar tą kalendorių. Lūpų kaukė. Lūpų kaukė. Gerai, visai nieko gal. Šiaip nesu naudojus niekada lūpų kaukės, tai bus įdomu pabandyti tiesiog tokį dalykėlį. Gal ir visai fainai. Einam, pabaigsim dėtis daiktus ir važiuosim ir turbūt susitiksim jau link vakaro, kai jau būsim ten. Nu, mes šiaip netai pagaliau įsikrapštėm, atrodo, pusę dienos visą laiką ruošiamės kažką, tai biški apsitvarkyti, dar norisi prieš išvažiuojant, tai dar tą.
Nu, žodžiu, biški tuos daiktus, nu, žinot, kai dėdėsi viską vieną dieną, tai tada, gal tą pamiršau, nu, žodžiu, tai po biški dėjomės tos daiktus, tai šiaip netaip įsikrapštėm. Planas buvo 1 valandą, dabar po 1:20, tai realiai viskas gerai, kaip su vaiku, tai idealiai. Dar turiu siūsti siuntą Vintedo. Žodžiu, mes tik važiavom Druskininkus, iškart ieškojom, kur pavalgyti, nes labai buvom išalkę, tai atvažiavom čia į tokią vietelę, čia toks kaip kavinė, bet toks kaip iš kiosko padaryta kažkokiam, žodžiu, didelis prabangus kioskas, gal tai pavadinčiau, nes tikrai įrengta, gražiai padaryta. Ir mačiau čia gal ta vieta, gal kaip ir nauja atrodo, nežinau, bet, nu, žodžiu, kad labai geri atsiliepimai ir tikrai labai skaniai pavalgėm. Aš valgiau fish and chips, bet taip sakyčiau, paturbintai gerai, taip, nu, įkelsiu, vat, video labai gražiai atrodė, tiesiog, nu, žodžiu, vyras valgė burgerį ir labai skaniai pavalgėm. Rekomenduoju Druskininkuose šitą vietą. Kelionė praėjo labai gerai, Tajukas išvažiavom ir užmigo, dar buvo ten porą kartų atsikėlęs, bet tikrai važiavom Druskininkus ir atsikėlė ir, nu, tiesiog visa kelionė gera buvo, aš džiaugiausi savo ausinėm ir montau video, nu, žodžiu, tai fainai ir saulė švietė visą kelią, tai tiesiog dabar jau važiuojam į viešbutį. Tik įžengėm, iš karto viskas ant žemės, telefonas patikrintas, pultelis į rankas. Jo. Uždarė mane vonioj. Ane, Tajukai? Ir Tajukai tokį halačiuką davė. Mes čia buvom iš tikrųjų praeitais metais atvažiavę, kai jam buvo dar tik tais 1,5 metų. Tai dar nieko jis neropojo, dar gulėjo, atsimenu, čia ant to kilimo. Su to halačiuku buvom aprengę, bet buvo toks tas halačiukas jam didelis, o dabar jau va, savo. Einam? Nu ką, mes jau grįžom po vakarienės, visai smagiai pabuvom tuose baseinuose, ten pasimaudėm, šiaip visai linksmai, labai ir Tajukui patiko, dabar dar su tėčiu nuėjo į žaidimų kambarį biškį kokią 10 minučių pabus. Ir viskas, grįš ir eisim kaip ir miego turbūt, nes jau Tajuką migdysiu šiandien tikrai anksčiau, nu apie 8 tas anksčiau, dabar namuose pastaruoju metu iš vis nueina miego 10. Nu žodžiu, iš vis su miegais dabar ne kažką. Tai va, tai kokią, manau, gal 8-9 gal ir užmėgs, aš jau ir pati visai mielai lovytę susiraityčiau jau. Rytoj laukia nuotykiai nuo ryto. Nuotykiai. Šiaip norėčiau rytoj gal ir prie Eglės Druskininkuose čia nuvaryti, pasižiūrėti, kokia būtų visai fainai. Tai va, tai rytoj jaučiu maudysimės ir gal prie Eglės varysim kažkokie tokie planai. O šiaip tai aš dar pasirodo neatsivežiau gumytės plaukų. Tai ėjau palaidais plaukais, biškai susigarbanojo čia kiek įmerkiau tos plaukus. Tik tais, kad nežinau, blemočkiai, jeigu nerasiu, tai nežinau, kaip man miegoti, nes aš kažkaip be gumytės, kad miegoti, tai man nelabai patogu, bet nežinau, kažką gal kūrybiškai pažiūrėsiu ir kažką susirėksiu pati. Vis dar neradau gumytės, tai vaikštų tais palaidais ir taip nepatinka. Išmiegota buvo taip, nu, visai gerai. Šiaip gerai, kad vakar nuėjau labai anksti miegoti. Nuėjau kokią gal 9. Realiai vakar va mašinoje, kiek buvau telefone, pasėdėjau ir viskas, paskui net nebuvau visą dieną, ir vakare nebuvau paėmus telefoną į rankas. Nesinorėjau, taip norėjau miego, kad net iš karto, prasme, jau miegoti su Tajuku, tai dar galvojau greičiau tą užmėgtą juk, nes aš jau miego pati labai noriu. O šiaip tai būna jis užmiega, aš dar kažką paveikiu.
Tai va, tai nuėjau labai anksti miegoti apie 9 gal ir naktį tai taip, nežinau, buvo tų kėlimosi daug. Jau kaip paryčiais atsikėlė, va, apie 7 aš jau atitraukiau užuolaidą, sakau, gerai, jau keliamės, nes jau mačiau, kad jisai toksai jau pats pasibudino, bet paskui aš atitraukiau užuolaidas, atsėdau lovą ir jisai tiesiog vėl užmigo. Tai, žodžiu, aš jau tada atsikėliau ir ėjau nusiprausiau, nuėjau dušą ir viena išėjau kavos atsigerti, papusryčiauti. Galvojau atsigersiu tai kavos, bet taip, žodžiu, papusryčiavau, atsigėriau kavos ir dabar jau matau, vyras skambina, tai, o aš kaip tik jau einu į viršų, tai tokia ramybė, nes vakar, pavyzdžiui, vakarienę, kai valgėm, tai toks atrodo chaosas, tiesiog, toks būna, nežinau, kas vaikų turi supras su tokiu mažiuku, kai reikia dar ir maitinti, ir pačiai valgyti, ir, žodžiu, jis ten spjauda mėto, tai to nori, to nenori, tai rėkia, tai kažką, tai, žodžiu, tai taip ramiai, ir taip greitai, ramiai pavalgiau ir viskas tiesiog. Tai einu jau, matau skambina, tai eisim dabar visi pusryčių antrą kartą. Buvo pavalgyti dar antri pusryčiai, šiaip aš įsikepiau blyną čirvinį pavalgiau ir kavos dar kartą išgėriau, tai taip gerai, nes taip ramiai galėjau jau tajuką pamaitinti, jau buvau pavalgius, tai visiškai kitas dalykas. Tai va, ir žodžiu, įsirašėm po pusryčių pasivaikščioti ir atėjom čionais, nežinau, kas čia centras, ne centras, žodžiu, prie Eglės Druskininkų, tai dabar sėdžiu priešais Eglę. Ir dar fainai, nes yra čionais tų daug tokių eglučių padaryta, skirtingų įstaigų, įmonių, daug eglučių skirtingų, tai labai gražių ten tų pridaryta, tų tokių instaliacijų, žodžiu, papuošta visokiom temom. Tai paskui dar parodysiu, kokių ten fainų yra, nes ir Jonavoje yra ta pati tema, nežinau, gal ir kitose miestuose yra, bet Jonavoje mes jau ten buvom porą metų iš eilės irgi ten prie tų, kur daug eglučių, tai labai fainai pasižiūrėti, kaip įvairiai, žmonės kaip kūrybiškai pasižiūri ir padaro, bet aš nežinau, kad ir kitose miestuose yra. Ramu, kadangi darbo diena, žmonių labai mažai visur, tai pasivaikščiosim ir tada eisim pliuškentis dar. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Čia mūsų to Grand Spa, kur dabar esam, stendas. Tai va, čia tų eglučių yra belenkiek, labai fainai, aišku, aš čia visų net nepafilmavau, čia yra dar daugiau jų, bet fainai po tokį pasivaikščiot. Ką, mes po pietų miegų, po baseinų varom vakarieniauti. Tai ką tik grįžom iš restorano,
tikrai daug pavalgiau dėl to, kad per pietus mes niekur nevarėm, kad taip valgyti, iš karto buvom po baseinu, tai vyras greit nulėkė į parduotuvę, tai ką aš pavalgiau, jogurtą ir bandelę. Jo, jogurtą su krosanu, tai va, tai pavalgiau ir daugiau nieko nevalgiau, darėjom dabar ir į tuos baseinus, nu tai žodžiu, tikrai buvau labai išalkus, tai pavalgiau normaliai ir tajukas visai gerai pavalgė. Per pietus labai norėjau miego, bet kažkaip nemiegojau, iš pradžių lyg ir atrodė, kad kaip migdžiau tajuką, lyg ir dar miegosiu, bet paskui va vyras parnešė valgyt, pavalgiau ir paskui, kažkaip nebemiegojau, tiesiog montavau video ir viskas ir pragulėjau visus tos pietus, tai gerai, bet vis tiek kažkaip palsėjau. O dabar ką, kiek jau čia tų valandų, tai nežinau, aš tai visai norėčiau dar eit pasivaikščiot, nu, pavalgėm, tai būtų gerai eit prasieiti. Atėjom ir vakare prasieiti čia prie tų eglučių, nes čia gal kokios 2 minutės kelio nuo mūsų to viešbučio. Tai va, kaip fainai, viskas šviečia, aišku, ir veiksmo daugiau. Žiūrėk į tėtį. Matai? Kaip... Bėga nuo tavęs, o čia žiūrėk yra. Taip? Pabėga nuo tavęs. Po pusryčių reikėtų eiti kažkaip daiktus krautis, bet prigulta buvo dar į lovą. Nu, mes jau šiaip įsiruošę kaip ir važiuoti namo. Mes kažkaip anksčiau viską susiruošėm dėl to, kad neėjom šiandien į baseinus, taip nusprendėm, kad neįsim, nes po pusryčių grįžom ir taip tingėjom labai, dar privalgę, galvom, kad čia iš karto eisim, tai gavos nei taip, nei dar laukti, o lauką irgi neėjom, nes nu jau toks oras prastas, rūkas, vėjas pučia. Tai žodžiu, tai aš sakau, jūs eikit pažaisti, nuėjo vyrai į žaidimų kambarį pažaisti, o aš ką, ėjau ruoštis, maudytis, panašiai. Tai va, tai jau susiruošę viską, tai nežinau dabar ką darysim, dar biškį pakimarinsim, gal kokios kavos išgersim, gal ką. Bet vis tiek jau po biškį varysim, tik nežinau, ar dar kažkur eisim į lauką, nes dabar taip kaip ir norėtumėm, kad jau važiuojam ir tai jau kas užmiega pietų miegą mašinoje ir visą kelią miega, būtų taip idealiausia, tai nežinau kaip čia atitaikyti, kad tai būtų, o šiaip tai ką, aš pamiršau įsidėti antakių kažkokį tai priemonę, nei pieštuko nieko nepasiėmiau, tai tokia biškį bent tokių. Ir čia kažkoks gal herpes. Tai ne kažką, bet, nu, yra kaip yra. Gal vakar sušalom iš tikrųjų, nes vakar labai ilgai buvom lauke vakare ir buvo labai šalta. Tai gal pašalau, net nežinau, gal nuo tų baseinų kažkur kažkas. Tai va, nu, bet nieko, ką darysi. Ate kambarį, tajukai, paimsi lagaminą? Tajau, paimsi? Ateik. Imk. Varom? Varom. Tas lagaminas labai lengvas, jeigu ką. Ten tik tais keli vyro drabužiai. Kiek žmonės vidutiniškai išleidžia pas tave. Tai mūsų visų programėlių tikslas bus šitą